Taigi, toliau eina falinė stadija, mūsų trečioji stadija. Taigi, ką mes galim pasikalbėti apie ją? Viena iš svarbiausių, nors visos stadijos turbūt svarbios. Taigi, trečioji psichoseksualinio vystymosi stadija, jinai prasideda tada, kai vaikas aiškiai suvokia savo lytį, lytinius vaidmenis ir atranda naują malonumą teikiančią sritį, lytinius organus. Jeigu taip matėt, burna, tada analinė anga, tada šlaplė ir tada lytinis organas falas. Šioje stadijoje vaiko lytiniai organai kaip tik ir tampa jo pagrindinė erogeninė zona. Malonumų šaltiniu ir vaiko susidomėjimo centru tampa lyties organai, berniukams tai varpa, o mergaitėms tai klitoris. Taip jie patenkina savo fizinį smalsumą šioje stadijoje, nusirenginėdami ir tyrinėdami save, vienas kitą ir savo lytinius organus. Taip sužinodami apie anatominius skirtumus, lyčių skirtumus tarp berniukų ir mergaičių, tai yra tarp vyrų ir moterų. Falinė stadija prasideda apie 3-4 gyvenimo metus, kai vaikas ypač pradeda domėtis savo bei priešingos lyties genitalijomis, tyrinėja tos srities teikiamus pojūčius, ima masturbuotis. Taigi, kai vaikai sužino apie savo kitų vaikų ir savo tėvų kūnus. Ir stadija baigėsi maždaug apie 5-6 gyvenimo metų pabaigą, kai išsprendžiamas Edipo kompleksas, bent jau. Dabar šią raidos fazę Freudas pradžioje pavadino infantilia genitaline organizacija ir tik vėliau pervadino falinę fazę. Nes savo raidos teoriją daugiau dėmesio, aišku, skyrė berniukams nei mergaitėms. Ten ir dėl Freudo turbūt visokio asmeninių dalykų. Bet kartu jis buvo įsitikinęs, šventai įsitikinęs pradžioje labiau, paskui šiek tiek keitė tą savo požiūrį. Tas irgi Freudas nėra statiškas, žinokit. Reikėtų į tai žiūrėti, kad Freudas buvo ganėtinai universalus tame, kad jisai ganėtinai galėjo keistis, atsirandant naujiems duomenimis. Bet pradžioje jis buvo įsitikinęs šios fazės tokių universalumų lyties atžvilgių. Abiejų lyčių vaikai labiausiai domisi varpa ir jos ypatumais. Bent jūs taip teigia. Ir svarbu paminėti, kad infantilaus seksualumo malonumas nėra tas pats, kas suaugusių seksualinio santykio metu patiriamas orgazmas. Skirkim tą. Vienas iš didžiausių pasipriešinimų iš visuomenės ir atėjo, kad man atrodo visuomenėje į tai buvo žiūrima, kaip tai yra lyg tai tas pats. Ne, tai ne tas pats. Vaikas tiesiog domisi šią sritimi ir jis domisi vaikiškai, nesuaugusiškai. Jam tiesiog malonu liesti lyties organus, juos apžiūrinėti. Tai ne ta pati masturbacija, ką daro suaugę. Ir falinės raidos stadijos uždavinys yra integruoti visų ankstesniųjų psichoseksualinės raidos stadijų pasiekimus į vyraujančią lytinę orientaciją. Pabaiga visų šitų 3 stadijų tada gaunasi. Šioje stadijoje formuojasi seksualinės tapatybės jausmas, leidimas domėtis kuo nors be kaltės jausmo ir savo vidinių psichinių procesų kontrolės patyrimas. Nukrypimai nuo normos, susiformuojantis falinėje psichoseksualinio vystymosi stadijoje, yra labai įvairūs ir jie sudaro visų neurozinių sutrikimų pagrindą iš principo. Pats Freudas manė, kad pagrindiniai išpris, manė, ką jūs anksčiau pabrėžiau, kad manė, kad pagrindiniai charakterio bruožai susiformuoja kaip tik 5-6 metų amžiuje, kai sprendžiamas faliniai vystymosi stadijai būdingas edipinis konfliktas ir per tai susiformuoja superego. Vidinis svarų kontrolės mechanizmas, pagristas identifikacija pirmiausia su tėviškomis figūromis. Ir intensyvūs konfliktiški jausmai toje stadijoje verčia vaiką jau tada vadovautis ne malonumo, bet pirmiausia realybės principų. Šalia to atsiranda tas taip ir vardinamas moralės principas, nes superego vadovaujasi pagal moralės dalykus. Tai Freudo nuomonė reiškia vaiko subrendimą ir galutinį tokią asmenybės struktūros jau pavidalo įgavimą, susiformavimą. Nes kaip tik tuomet susidaro tos 3 visos pagrindinės asmenybės dalys, kaip tokios. Aišku, jos paskui dar ir vystosi, tobulėja, čia tik pradžia pagrindas, tai yra ego, id ir superego. Greičiau, jeigu pagal viską, tai id, ego ir superego, jeigu taip šnekėti. Ir šis vaiko raidos etapas pasižymi, kad jo metu turėtų pradėti veikti patys brandžiausi gynybos mechanizmai. Išstūmimas, atvirkštinė reakcija, sublimacija. Ir vaikas turėtų imti palaipsniui vadovautis jau nebe tėvų leidimais ir draudimais ir baime jų, kad jie nubaus,
bet jau nuosava sava tokia integruota vertybių sistema ir dėl to jis laikosi kažkokių dalykų, kad net ir Freudo nuomonė būtent šioje raidos fazėje suformuoja pagrindinis vyrų nerimo ir baimių šaltinis, tai yra kastracijos baimė arba kastracijos kompleksas, dėl ko vyrai ir susikuria tam tikrus charakterio dalykus. Ir falinėje stadijoje agresija pasireiškia dažnai per vaizduotę ir žaidimus su ginklais bei įvairiais durinčiais objektais. Pats Freudas išskyrė 2 šios stadijos etapus, poetapius tokius, iki edipinį. Tai pagrindinis tikslas suvokti savo lytį, pradėti vertinti kūną, jo teikiamus malonumus, susiformuoti lytinį tapatumą. Ir jau tada edipinį galutinai susiformuoja asmenybės struktūra, nes tuo metu vaikas turi prisitaikyti prie esminių suaugusių pasaulio reikalavimų, susitaikyti su incesto tabu, kad to niekados nebus, kad mama niekados nebus tavo, ir išmokti pilnai vadovautis realybės principų. Visi šie sudėtingi vaiko asmenybės pokyčiai įvyksta per procesų, kuriuos Freudas pavadino Edipo kompleksu. Per tuos procesus, dėl procesų. Ir trečioji falinė vystymosi stadija ir ypatinga tuo, kad čia sprendžiamas taip vadinamas Edipo kompleksas. Apie tai pašnekėsim tada kitoje mūsų dalyje. Čia tokia labai trumpa dalis buvo.